Velykinės pievos, kaip tik margučių ridenimai, taip dailininkas Jonas Maldžiūnas apibūdino kolegos Vytauto Tamoliūno paveikslus eksponuojamus Dailininkų sąjungos galerijoje Kaune. Na, o pats, kaip sakoma, ilgokai tylėjęs darbo autorius parodą pakrikštijo sielos lietumi. Pieno lietus būna kalkingose rajonuose, kur kalkim, ir kraujo lietus, o šitokio sielos, tai mano toks išsivalymas įvyko, toks sielos atsivertimas į krikščionybę, aš anksčiau buvau netikintis kažkoks. Ir tas mano visas darbas, visas toks kaip lietus, patepėliai tokie kaip lyjas. Optimistiški, šviesus, džiuginantys, dvasingi. Tokiais epitetais dažniausiai apibūdinami paprastai neoimpresionistiniais vadinami dailininko darbai. Kai kam jie beveik krikščioniški. Net ir didžiausiuose, tragiškiausiuose įvykiuose yra viltis, kuri juntama visuose jo darbuose. Ar šia prasme tai yra krikščioniški paveikslai? Aš manau, kad viskas, kas žmogų, aš galėčiau pasakyti, labai žmogiški paveikslai. Manau, kad krikščionybė iš tikrųjų jam padeda tą viltį atrasti ir joje išstovėti, nepasinerti į vieną arba kitą kraštutinumą. Su kiekvienu potėpiu kažkokią mintį įsidedi, čia gal net galima pavadinti kaip lietuvišką mandalą, gal. Tokia, ne lietuviška, bet krikščioniška mandala. Nes budistų vienuolė ten smėlį barsto, kažką medituoja, galvoja. O aš turiu savo mąstymus, tokius krikščioniškus ir su kiekvienu potėpiu kažkokį net. Yra, pavyzdžiui, ten toks užžavas darbas, mano rožinis, jis yra rožinis, čia gaunas ir žodžių žaismas, jis yra ir darbas rožinis ir yra, kaip bobutės vadina, rožančias. Ir mano paslaptis, aš kiekvieną potėpį dėdamas, kiekvieną maldos žodį dėjau ir čia 100 000 žodžių maldos. Vytauto bažnyčios direktorių Vytautas Tamoliūnas vadina beveik jo šeimos psichologu ir draugu. Čia prisimena, kad toli gražu ne visada jo gyvenimas, draugai ir patys paveikslai buvo tokie šviesus. Prieš 6 metus mačiau gerti. Anksčiau buvo toks periodas, bohema, kaip anksčiau priimta, dailininkai čia susirenka, geria kažką, trilioja ten. O kažkaip prie toks laikas, kai pamačiau, kad reikia keisti gyvenimo būdą. Ir pradėjo keistis charakteris ir darbai praskaidrėjo. Parodą remia Mano šeima. Pavyzdžiui, duktė Gabrielė padėjo organizuoti loteriją, sakė Vytautas Tamoliūnas. Jos metu buvo galima laimėti porą vakaro šeimininko paveikslų. Tyla spengė. Prašom. Ir bus dar trečias traukimas, dovanosit kelionę savaitgaliui pagal pasirinkimą į Plokščius arba Bulviasodžiui, Šienapjūtė arba Bulviakasės. Žadėtojų kelionė į dailininko sodybą Plokščiuose korupcijos būdu atiteko parodos autoriaus kolegoms. Beje, dailininkas mano, kad kai kurie žemaitiški jo būdo bruožai, pavyzdžiui, atvirumas, sielos apnuoginimas, matyti ir jo paveiksluose. Kalbos pasiilgstu, bendravimo atvirumo, žemaitiško tiesumo, žemaičiai, tai sako stačiokai. Tiesiai šviesiai, ką galvoja, tai ir pasako, kol ne taip. Vieną sako, kitą daro žmonės, o trečią galvoja. Ar čia Kaunės dar jaučiatės emigracijoje? Kaip tremty, savanoriškai tremty, kokią 20 metų. Ir dabar jaučiasi toks antižemaitizmas, kaip yra antisemitizmas, tai antižemaitizmas. Ir visi keikia tos žemaičius, nes susiję su vyriausybės atstovais, ten žemaičiais, vėl sako, žemaičiai čia imat valdžią Lietuvoje. Kauniečių mylimiausias žemaitis, tokia etiketė Vytautui Tamoliūnui priklijuota šiemet, kai geriausių metų darbų miestiečiai išrinko jo žolinės. Pasak dailininko, dirbu ramiai, ilgai ir nenuobodžiai. Rezultatai matosi. Ir štai tie kūriniai yra dvasingi. Visų pirma, todėl, žinoma, kad jie yra 1000 klausimų gamtai turbūt. Tamoliūnas yra žmogus, kuris labai jautriai reaguoja į gamtą.
Jis yra jos dalis ir jis jaučiasi gamtoj tvirtai, jisai matosi. Jis nėra gamtos stebėtojas, jis nėra salonės meidelių, tapėlės su valtelėmis, nemune, visokių kitokių bajovų, jis nemėgsta. Jis gamtoj ištirpsta. Ir štai tie paveikslai iš tiesų yra sielos lietus, kadangi mes abu su Vytautu žinom, abu mėgstam gamtą, kaip mes patys grožimės įvairiais paros laikų ir metų sezonais tam tikrais laikais, lietui lyjant, saulei šviečiant, o čia yra pievos. Atrodo, lyg tai toks banalus dalykas, apie pievą, kas gali geriausiai pasakyti, tai turbūt šienpjovys, karvė kokia nors, bet gali pasakyti ir tapytojas, kaip pasirodo. Nėra nei sentų temų, yra labai paprastos ir labai, sakyčiau, tokios, netgi sakrališkos tos Tamaliūno pievos ir šitie žolynai. Tai yra pakylėtas menas ir jis labai yra kuklus ir tuo pat metu, žinoma, čia yra ir meno tyrinėtojai, aš nekalbėsiu, čia jų profesija kalbėti, kaip tie paveikslai, kaip pasiektas toks rezultatas. Tačiau šitie paveikslai yra labai dvasingi, labai sukaupti ir, žinoma, tokioje minioje žiūrėti juos sunku. Tačiau kiekvienas, kai ateis čia, Pilumoje pažvelgęs į tos žolynus, vis mintis kur nors jį nuves, man atrodo, į įvairius kelius. Kas man krenta į akis, tai šitose paveiksluose yra daug šviesos ir šilumos. Ir šito nepasieksi vien tik išoriškai tapydamas ar kopijuodamas. Turi būti ta vidinė šviesa, kurios jisai ieško, kurios trokšta ir būtent stebi jas, kur būna vilties ašaros. Ir per kiekvieną ašarą arba per kiekvieną nuplovimą ir jo kūryboje atsispindi tie sluoksniai tos šviesos.